Sveiki visi, su jumis aš, Zita Baiskienė ir konsultavimo centras Matrica. Čia mes matom žodžius ir atveriam kartais žodžius. Šiandien apie dar tokį vieną mums įprastai sakomą žodį, mes sakome intuicija. Daugelis žmonių neturiu tą intuiciją, tai intuicija svarbu ar nesvarbu, visada tokia lyg dvejonė, nes žodis tarptautinis, jis nelietuviškas ir mes po juo tiesiog nematom paveikslo, todėl mums sunku patikėti tą intuiciją ir suprasti, kas ji yra. O mes turim nuostabų lietuvišką žodį, kuris vadinasi nuojauta. Nuojauta yra nuo jausmo. Aš jaučiu, kad taip turiu pasielgti. Aš jaučiu, kad man netinka tokia situacija. Ir iš karto viskas įgauna svorį ir aišku matymą, kas tai yra. Tai yra apie tai, kaip aš jaučiuos ir ką aš jaučiu. Ir tada man lengva sekti tam savo jausmui, nes aš suprantu, iš kur tai kyla. O intuicija kažkas paleido, paveikslo jis neturi. Taip su daugeliu žodžių. Tai aš jums linkiu visada vadovauti savo nuojautą. Ačiū.